dar labai norėjau jums parodyti bent jau vieną leidyklą šį vakarą. Taip, naujai perleista Murphio Kaip atskleisti jūsų pasąmonės galias su afirmacijomis. Paskui čia kažkas tai buvo prašęs, specialiai atvežiau. Taip, mažyliams labai gražios knygutės. Atsiprašau, namuose. Čia visiems ir mažiems, ir dideliems. Jūs galite ją rasti ir anglų kalba. Ir, žodžiu, tai yra nepaprasto grožio ir tokios mažos išminties. Jau didelės išminties mažais tekstais. Tai pasąmonės galia, vaikiškas reikės kažkaip atskirai. Taip, nepaprasto grožio 3 Lietuvos statutas, visas įcelofanuotas, nelabai galiu jums jo parodyti, kas yra viršuje. Taip, dabar jauniesiams skaitytojams jau pristatinėjau, nes man labai patiko šita 3 knygų serija, čia jau tokiems šiek tiek paaugusiems, kokių 10-12 metų, nes tekstai yra labai tokios, tiesiog, jeigu jūs skaitysite, atrasite labai daug dalykų apie tai, kaip yra parduodama siela. Ir tada žmonės netenka šešėlio. Ir galiausia visi, kurie yra su šešėliais, yra už įstatymo ribų. Taigi, filmas, kas matė, kas buvo kino teatre, štai jums būtų knyga paskaityti. Taip, 4. knyga Dingusi tvirtovė, čia Varnų kaimas. Toliau 2 dalis, kas laukia Saros Mas, Vidurnakčio karūna. Toliau siaubo Linos Žutautės, Kakės Makės autorės, siaubo romanas 9 apgamėliai, labai noriu pati paskaityti. Naujai perleista Hurino vaikai. Toliau Svetimšalė. Jau mes ją turėjome, tiesiog pardavėm, dabar naujai atsivežėm. Nors rašo, kad yra 5 knygos, 9 dalys, kažkaip su ta 9 knyga nelabai aišku. Tai kol kas ir aš nelabai galiu ką pasakyti. Naujiena Tekėk lik upė. Toliau Hebjorn Vasmo 7 susitikimo tęsinys eina Mano žmogus, bet įtariu ir neskaitų 7 susitikimo, galit skaityti. Toliau Chemijos pamokos, nors rašoma, kad tai yra su jumoru, bet tas jumoras toksai šiek tiek keistokas. Tai yra apie moterį mokslininkę, kuri buvo išstumta iš savo vietos. Taip, Rūniai normalų žmonės pasipildėm, Judy Picoult naujesnių Piktas medus, namų taisyklės. Žinot, kad ši autorė tikrai nepalieka nei vieno skaitančio, nėra nei vieno romano, prie kurio aš nebūčiau raudojus. Taip, o dabar, kad raudas nušluostyti Beno Lyrio, nauja knyga Išgydytos mintys. Su labai tokiom nuotraukom, žodžiu, kad mūsų mintis būtų kaip įmanoma sveikesnės. Toliau, po magnolijomis knygos autorė, nauja knyga Indigo sala. Turėtų būti tikrai įdomi, labai laukta ir daug rašyta apie ją, kad aš tiesiog galvojau, kad mes tikrai ją turėjome, bet pasirodo naujiena Atgimusi melodija. Tai Jolitos Herlin ir Irenos Buivydaitės bendrai parašytas romanas. Taip pat pasipildėme moterimis iš mitologijos Adrianė ir Elektra. Taip, tie, kas mėgsta nuotykius, Ledo piratai, o dabar kalbėsime apie moteris istorijoje. Ir tikrai turime šį kartą nemažai tokių. Taigi, naujiena iš Didumo kalinė.
Taip, Žygimanto Senojo nesantuokinės šeimos istorija. Taigi, be Bonos Sforcos dar buvo kažkokia kita moteris. Taip, karo nuotaka pasipildom, Romanovų imperatorienė, pasipildom Gortner, panelė Chanel jau išpardavėm ir pasipildom. Taip, o dabar imperatorienė pasipildom ir Ginos Viliūnės Apolonija. Taigi, Ginos Viliūnės apie moterį, taip sakant, sukilimo fone, kaip ten viskas vyko. Toliau einam Valdo apie karus ir taikas, Valdas Rakutis nuo seniausių laikų iki dabarties. Tokia apie karvedžius su nuotraukomis, su paveikslais, tiesiog su žemėlapiais, trumpai, įdomiai, aiškiai. Jums būtų apie karus. Taip, tęsinys apie Gediminaičius, Mėlyn Gedimino kraujas, toliau Eimanto Gudo ir antroji knyga kartu su Živilė Petrauskaitė. Tai štai tiesiog Mėlyno kraujo tęsinys. Dabar dar einam šiek tiek jaunimo krūvelę sukrauta jaunimui ir ne tik, tai Rūtos Šepetys. Knygos Tarp pilkų debesų. Žinokit, kad yra atvykusi Laima Vincė ir susitikimai su ją bus ambasadoje. Įdėsiu skelbimą. Pasižiūrėkite. Taip, nepaliksintis nei vieno abejingo tūkstantį saulų skaisčių ir bėgantis paskui aitvarą. Knygos, kurios buvo tiesiog apleistos kuriam laikui, bet šitas knygas tikrai verta įsigyti. Dabar einu prie psichologijos ir kitų pažinimų, kas su mumis darosi ir mumise. Kūno ir proto išmintis, tai kas tikrai yra įdomu, kaip įveikti stresą, skausmą ir ligas, taikant sąmoningumo praktikas. Taip, gliukozės revoliucija papildom, minčių skaitymo menas, naujiena, kaip prižiūrėti namus, kai skęsti, kaip tvarkytis, kada neturi laiko. Taip pasakytume. Taip, naujiena, laikas, kaip atrasti gyvenimą už laikrodžio ribų. Bus labai įdomi, ten gana įdomus požiūris. Taip, gerai kalbėti gali visi, sako Neringa Bliūčiūtė. Ir apie 7 didžiausias emocijas tiesiog galite paskaityti. Rimvydą Žižiūną, tikiuosi kažkas tai seka ir žinote apie jį, taigi jo nauja knyga. Sandrijos Čepkauskienės Sveikata tavo pilve. Jau turėta ir nuolatos atnaujinama ir papildoma nepriklausomi, kaip gyventi savo gyvenimą vietoj to, kad rūpinaisi kitais. Ištrūkti iš spąstų. Absoliučiai verta knyga jūsų dėmesio. Ir taipogi praėjusi jau 2 metams Donbaso džiazas, nors prasideda čia nuo Krymo užėmimo, ir Pancerovo kabinetas 339. Ir dabar dar paskutinę krūvelę praeisim. Ką pasipildom, jau čia daugiau tokios senos knygos, Kuždesių fontanas, toliau Drugelis, Tinos Turner biografija, naujiena, klasika Lady Chatterley Meilužis, toliau turime investuotojas, protingas investuotojas, ne šiaip savo, ir Hario Poterio papildymą, kurių neturėjom. Taigi, mėlėjai, atsisveikinu šiam vakarui, dar neapžvelgiau čia, kas dar vaikiškos knygelės.
bet jau joms bus kitas laikas skirtas. Gero vakaro.